Sveiki, Elektrėnų savivaldybės gyventojai, su jumis sveikinasi 1000 elektriniečių ir mes jums pristatome savo programą, viziją, kurią anonsavome, apie kurią daug kalbėjome ir pradedame nuo vietos, kurią visi atpažįstate, tai yra mūsų centrinis paplūdimys, kuris yra suskirstytas sklypais ir dalis sklypų yra parduota. Ir Elektrėnų savivaldybės politikai pardavė sklypus, šitas vietas, matosi statosi namai prie pakrantės ir akivaizdu vizija jų tokia, kad čia bus užstatyta net už tilto iki pat vaikų žaidimo aikštelės. Ir mes atsakymų nesulaukėm, kodėl pardavė. Bet po 2 metų po rinkimų Elektrėnų savivaldybėje bus pokyčiai ir 1000 elektriniečių jums pristato vienus iš jų. Tai mes pirmiausia sugrąžinsime šitas pakrantės visuomeniai, tai turi būti prieinama visų, tai turi būti sugrąžinta ir negalima užstatyti čia gyvenamaisiais namais šitos vietos. Būtinai atstatysime tiltą, kuris taps traukos centru ir apie kurio kaina nėra labai didelė, mes kalbėjom, tai sudaro kelis procentus Elektrėnų savivaldybės biudžeto, o nauda miestui ir trauka tikrai yra didelė. Mes prisimenam visi, kaip džiugu buvo naudotis tiltu, pramogauti ant jo ir kokia tai buvo traukos vieta, kai pas mus atvažiuodavo svečiai ir mes juos čia atsivesdavome. Sugrąžinus šitas pakrantės ir šitas vietas, be abejo, reikėtų vystyti, kad čia atsirastų viešos paslaugos, prieinamos paslaugos. Mes visi prisimenam ir restoraną, tai reiškia maitinimo įstaigos, mes visi norėtume ir kažkokių tai pramogų, tokių kaip spa, viešbučiai ir panašūs dalykai. Tai šita vieta yra mūsų visų ir turi būti sugrąžinta į Elektrėnų savivaldybės gyventojų rankas. Elektrėnų savivaldybės politikai vadovaujami liberalų pardavė šitą centrinio paplūdimio dalį, 1000 elektriniečių po 2 metų grąžins visuomeniai. 1000 elektriniečių kategoriškai nesutinka, kad buvusi Perkūnkiemio teritorija su pakrantės šita dalis būtų užstatyta gyvenamaisiais namais. Čia turi atsirasti restoranas, spa, viešos paslaugos prieinamos visiems gyventojams.